Sveiki. Matot, gražus rytas. Žmonės Nemanas. Šiandien dar mėgysiu laimę Nemune. Jeigu nepavyks, šiandien nieko gero pagauti, kad ar nebūtinai tų baisinių karčių, tai reikės keisti taktiką. O šiaip tai einam pasimaižim kokių jaukų ir mėgysim pažvėjoti. Nežinau, va. Gal karamelės numaišyt, gal šitą galvoju maišyt su šituo, nežinau, pažiūrėsiu, nes su tuo narpiniu norėčiau sumaišyti. Pasimiau kukurūzus, supilčiau. Ir va pirma, atsidarysiu šitą tokį rudesnį, nežinau, kas tu daug kvapas, žinau, šitą sumaišyti, ar karamelė taro. Ar na. Nesuprantu, su kvapo visą šį ir susipilsiu, man atrodo. Kad karamelės nedėsiu. Bet nežinau. Aš galvoju. Šitų, bet irgi daug nebirsiu, čia gal ir daug nereikės šitų žuvys pišėrtus iš tikrųjų. Paskui prasikirpsim didesnį. Ir kas jau paskui dasimaišysiu geriau, nes tai taip lieka. Nes tu nors nežinau, kiek laiko aš žvejosiu. Pamačiau šiemet nelabai ėmėsi. Aišku, šiemet kažkaip dienom nekemba, o šį dieną praktiškai važiuoju. Tai va. Jau kai baigės, va. Ta krepšį turiu, man atrodo, marcipano lik ir supilsim kukurūzą su kukurūzų sunku. Kas aš čia? Nu va šitaip. Toks gan aštrukas kvapas gavosi. Baterija baigė įsikraut, bet matau, kitą turiu čia. Gerai, tegul čia brenksą, neštis viską. Ir apsimatysim prie vandenukų. O biskį ruošiuos. Galvoju, kad čia ne taip stalą, nes tos pasys pasidėjau. Nesuprantu, kad čia darosi. O, ko čia reikėjo. Galvoju, kaip tos skylės į kitą pusę čia. Jau kas gan drėgnas pasidarė, bet aš manau, pabus tai sugirs tą vandenį, nes dariau drėgnesnį, kad sunkesnis būtų. Čia gal gerai bus. Tie pavadėlių reikės šitą meškį jau persimest. Čia pavadėlių irgi nėra. Viskas išplyšta. Dabar va, užmėtęs nusiplyšė tą pavadėlį. Bet aš manau, čia reikės dėsiu ant šitą pavadėlį. Neilgas, bet visai tom kart bus gerai. Paskui pasiryšiu šių pavadėlių. Dabar uždėsiu tą svoresnį, nes čia aš manau, kad reiks
ant tų kriauklių biskį suresnių pavadėlių. Dabar dėsiu dziką, kukurūzą ar dziką uždėsiu stambesnį, nes čia kabliukas gan nemažas. O paskui žiūrėsiu. Dabar kol rūšiuosiu, tarp tokį stambesnį uždėdu masaliuką. O. Mėgysim užmest. Atstumų nežiūrėčiau, neskaičiuoju. Vienu žodžiu padariau, kad srovė labai netemptų ir viskas. Stipriai nespaudžiam į jauko, nes drėgnas. O paskui dar šiukšlės reikės nusirinkti. O kaip ilgai rūkas, jau beveik 8 valandą. Na va. Dar va vieną meškį, tai šitą gal bus gerai viskas čia. Nežinau, nei šėryklą keis, gal pakeisiu. Gal uždarau, sėdėsiu šėryklą. Iš 80 gramų sudėsiu šėryklas. O, jau kišenį sėdėjus, bet čia į dėžutį žiūrau yra. Ir pasižiūrim tą atstumą, kol įsismegęs. Šitai pavadėlis ilgas uždėtas. O kabliukas 10 numerių ir pavadėlių storis 0,14. Gerai, kad nepaleido, nes į priekį klipsas. Nu, pažiūrėjom į kitų klipsų. Kaip čia. Išėjai, bet aš galvoju, gal toliau biskį reiktų. Atklipsuosiu šioje. Biskį reikia. O šitai. Žiūrėčiau, kad neveltų daug, kad sykį prašūksai niekų. O rekarčiau. Pamėginam šitą perėmę su tokiu. Ir matau, dar vienas klipsas likęs. Pavadėlės neapsipintų. O. Gylio tai nedaug. Galiu pasakyti. Na. Ir gerai bus ir užmesim. Taip, dabar dar taip paprastai. Šito kabliukas reiktų gal. Pamėgysiu mateliuką uždėti. Dar biskį turiu va. Kol dar
Ne numerį. Kažkas nekontaktuoja pas mane dabar filmavime. Nesugraibau. Yra kur tie dzikai, dziką. Na, o dabar eisiu, dasitvarkysiu čia viską. Žolių gal neneša daug, neužlinkusiam miškainę gal. Va, pabaigsiu tvarkytis viską ir žiūrėsim, dieną tas karčiukas ateis, neteis. Ai, tegul būna. Tai va, einu baig tvarkytis. O čia ant vidurinės kažkas kapoja ant tų matiliukų. Va, nuo čia žolės prasideda. Eik dėt gal į tą kloviukę bangalų, vis tiek nieko nepagausiu. Va, einam. Pasimėsim dasį į kutį. Va. Toliau tą kulą. Čia meškėje užsidėsiu, kaip reikia pasikeisti ką nors. Na, va, einu pasiriš pavadėlį, tai kraštinė meškėlė. Dabar kol kas tai klojukiais atokios skimba. O šitą. Tai va, kol kas tokios klojukiais skimba. Metu į sėtku tiešėjęs. O kol kas dar nieko gero, dar net nebaigiu susitvarkyti pavadėlį, tai tokį užsidėjau dabar dar nesusirišęs su pavadėliu. Pakeisim. Čia dzikos mėt. Čia tai antikų dabar pagavau. Taip, da, vieną kokį. Na, užsimetam šitą dar. Ai, čia turiu greiblį, tai viskai čia žolės pragrėpsiu, kai sieka nelabai įskės apie tą žolės. Ne, va. Nusivalyti ranką. Veiksmų dabar dar pilna, bet paskui įsidienusi ir pasibaigs tas visas veiksmas. Einu čia batais apsiausiu, grįblį paimsiu. Viską turi susidėjau, atsinešiu ar čia viską. Lakstau dabar. Tai va, ką sugalvoju. Kodėl matėt, toli tam vaikščiaut. O, biskėčią atsinešiu. Gal bus smagiau. Ne, čia kaip ir metu pamiršęs, kad neužkabyčiau, pagalvojau, dar užkabysiu ant galo.
O šitaip. Ana, kibirus atinešti. Na va. Po 8:15, bet jau viską susitvarkiau, dabar galėsiu pranyti vaistukus ir laukti kibimų. Ir dabar smalkmėje apsuoju tos kujukas daužyti, irgi jau viską susitvarkiau, tai taip visada būna. Bet oras pasi kažkas dabar, tai va pasimėgausi nors taip. Pravažiavau čia vieną mašiną, dar šitų lindai, matyt, irgi žvejot, be abejo. Tai ką, sėdėsim, lauksim. Pavyks, nepavyks, matysim. Esu nuėdinį, mačiau, tas smalkminių kapų. Turiu uždėti dabar sliekučių, pažiūrėsiu. Tai kabliukas didesnis reikia, o jau tėt trukčiuoja irgi. Tai va, o paskui ką pakeisiu, kabliuką mažesnį. Nežinau, kažkokią žuvį turiu. Buvau nuėjęs vaistukų praryt. Gal į karšiuką panašu. Jo. Žiūriu, kažkaip nuvilkta. Mes jį gražiai. Nedidelis labai jau. Bet jau kaip matai jau. Na va. Va. O visai neblogai. Tik kad klipsą nusėjimo, bet rasiu. Galvoju, kad taip pardyti reikės. Nu šilta jau daros, reiks nusirėdyti. Jokio vėjėlio, nieko smogo. Atrodo, ankstus rytas, bet aš nežinau, tuo pažiūrėsiu kiek valandų jau. Po 9:07, bet kaip atrodo dar ankstus rytas, saulė neužte pakilus. Ai, nu gal ir nusirengti. Kokia vėžų kokia turiu, čia kojukiai gal tokia su pasiverniu labai energinga. Jo, tokia riebė. Na, ramiai. Jau sportuoja gabriai, pop. O tokia visai solidoka. Это мизетку тянемся. Bet jau debesuojasi čia. Galbūt visai nieko nebus, nei per karštą, nieko. Va, uždėjau į 3 zikus. Vėl mes susimesim. O. Ir šilta, smagu. Kibimai apstūja, tai vis dar po kokią kujukę pagaunu, bet sumažėjau tos kujukiais ir nu, žodžiu, galvoju, aidžiu kavos pagert. Dabar jau 10 valandą kažkur tai, jo, vat 10 beveik. Tai jau tokios mintys. Kažkaip tykų žvejų ir jau nepravažiuoju, ten nuvažiavau mašiną, kaip pirmai, bet grįžau, tai gal arba užimta vieta, arba negaudė, gal taip važiavau pažiūrėti. Tai kol kas tokių žinius. O gal šitą vidurinę persimės ir paskui aičiau kavos pasidaryti. O kartais būna, nematau tų kibimų ištraukiau, būna nuzyzliu tą. Na. Čia viskas, matau, yra. Tiek smagu, kad žolių daug neneša. Ne, stovi dzikučiai, viskas stovi. Tai užsimetu šitą ir
Raisim, pasidarysim kavos. O, da. Kaip galėtų žankinėlis, sikabinu. Na, va, tegul bus. Nuo kavos susikaičiu. Kraštiniai. Kibimas buvo ant kraštiniais kairiais miškeriais. Kavo nešu. Gal kas bus ir pasikėrė, tai o va. Panašu gal, kad gali būti karščiukas vėl. Kava nešiausia pasidaręs. Jau karšėlis. Jau ant šaunukų visai. Na tik. Šitas viskai mažesnis, bet vis tiek džiaugsmo. O ir kavą pagurkšnausi, aš dabar persimesiu. Toksai. Nu, smagu. Kažkaip net nesitiki, kad baigėsi dienų, dar užkibus čia. Bet koks oras fanas, tai negaliu apsidžiaugti. Dar ir karšiuką kokį pagaunu žuvėlį. Tai nebūtina tie karšiai, taip smagus oras. Debesiukai tokie faini. Kad vasaros tos nebūtų, tikrai daug smagiau. Tai va, uždėsiu dabar jau paskutinį sliekutį. Čia tik vieną jau turiu, man atrodo. Ir gaudysim dzikas. O tuos sliekus čia vežiausi jau. Jau ko jau. Nežinau kiek laiko. Jau. Tai bent jau tuos išnaudosiu. Pergnybo šitą slieką per pusę yra. Kur tie dzikai mano jau įpareisiai. Rūpužėlį nepasimiau nuo saulės uždangalų, tai va ir porą dzikų uždėsim. Į kavą savo neprisimeščiau. Užsimesim. Nežinau, gal dar šitą būt gerai persimės, gal pagurkšnausiu kavą, paskui persimesiu. Nuo klipsų nulėkį. Kaip čia pradėjau nulėkti? Štai kad už vieno galo, bet aš susiskaičiavęs viską, tai paskui dabar tegul būna biskį užmesta. Aš kad nunešiai daug. Štai žiūrėjau, kažkas pukšti ir į perkūnas paskui persimesiu. Tegu biskį pabūna į tėvą.
Kelis gurkšnius kavos, paskui persimesiu šitą, paskui vėl tą galėsim persimest. Vienu žodžiu, ištraukiau, dzikų nėra, bet kibimų nebūna matyti. Jaučiu tik uždėsiu kokį kukurūzą pažiūrėti. Va čia ne pirmas kartas, taip kad nuvalgoma kažkas tai. Dar kokį nedidelį kukurūziuką. Ir gal vieną dziką, taip, o geltoną, kaip sykis radau. Čia jaukia. Taip uždėsiu. Pažiūrėsim, ką. Na va, nežinau, galvoju, gal šortus reikia eiti apsiaut, bet dar gal pagurkšnausiu kavą, paskui nešiu puodelį ir persiausiu. Dabar ant šitų, o įsidūriau ant šitos baisinę krūvą mateliko prinėrio, pažiūrėsiu. Va šitą irgi ištraukiau, irgi dzikų nerasta. Kažkas tai nuvalgo juos. Jau kokios grožiais nužindani nematyt būna. Na va. Šilta, tai smagiai šilta. Čia veikos joks neužpučia. Na va. Atrodo, krūmą biskį krūtai, gal jau nematyt, kamerą tai nepaima, bet čia jokių vėjėlių nėra. Sėdu, gurkšnot kvapą. Van mateliko kažkas paėmė. Ant tos krūvos, kur uždėjau. Peršiukas. Į žolės kaip nori įlyst. Na va, ir trečią karšiuką pagavom. Aišku, tik dydis tai neįspūdingas. Pirmas didžiausias buvo. Nusiplaunam snarglius. Na va. Smagu, beveik smugirbėskį. Tai va kavą pasidrėdinti. Tai gurkšniuką kavos jau veikia be mūsų. Kas čia veikia, nežinau. Tai uždėjau matelikų. Tai mėginam užsimest. Va. Ir dabar vėl rankas plaunu. Kad kavą baigti žiūrėti, šals visiškai. Lyg tai kažkas pakrotino. Tai aišku, jau ne karščias.
O. Traukiam, pažiūrėsim. Atnešiau, suslėpęs jau sliekų neradau. Nieko tuščia. Ir kabliukas, aišku, tuščias gerai. O taip taigi buvau uždėjęs tik tais kukurūzų, man atrodo, ant tos. Ar ant kurios aš uždėjau, ar ant šitos, neatsimenu jau vienu žodžiu. Pasižiūrėsim. Nu, dabar čia dzikų daugiau prinėsiu, pažiūrėsiu, kas bus. Ir čia aisiu susimažysiu kabliuką. Bet dzikam nereik didelių čia jau. Aišku, čia ant šitos miškės ir pavadėlis. Man atrodo, storokas. Kokių 0,18, man atrodo, pavadėlis gali būti. Žiūrėsim, kas ant dzikų čia bus. O dabar šitą užsiprovys meškerė. Ne, gal aš aną kraštinį gal dešinę ant dzikų uždėjau. Pats nežinau, neatsimenu. Nu, pamėgysiu matelikų uždėt krūvukį. Va šitą užsimesiu ir eisiu. Užsiausiu šortais jau. Bet jau šilta. Pagalvoju, kada reiktų maškę nusiaugdą vitaminų D. Pasiimt porciją, kol yra proga. Na va. Čia sliekų dėžutė gali nusimest, kad čia mažesnis bardakas būtų. Einu aprangą pasikeisiu. Ką baigsiu žvejybą, dar aišku 12 net nėra, bet pasikeitė planai. Tai šitie pūs. Reik grįžti anksčiau, planavau ilgiau biskį pabūt, bet ką padarysi. Tai va. Einam viską vyniautis tada. Pirmiausia, gal žuvį apžiūrėsim. Ištraukiam žuvį. Čia kai įsitrauksiu viską. Svarbiausia kuolą, kad nepalikčiau. Opa, 3 karšiukai. Mano ulova šiandien dienos. Apžiūrim karšiukus. O, neblogas karšys, šis va geras. Mėginamės juos kažkaip paleist. Tai žuvis. Ne jau baisiai įspūdingi. Reik mes toliau, kad išplauktų iš tų žulių, reiks žiūrėti, kad jie išplauktų. Vienas karšiukas. Toks antras, šitas gražiai pozuojasi. Dideli pužiukai. Plaukia, ne į tą pusę plaukia. O, šitas gražiausias, o, kaip gražiai pozuojasi. Šit skoro atplaukiai. Gal, žinot ką, šitą padarom, dar kiek pojūkių, o tokių dar
Visai nebloga koja. Karčia, manau, tos kojos jau va, kokia koja nebloga. Nusiplausiu tais kojas. O čia žoliai suaugę, tai... Reikia pažiūrėti tos karšius. O nugaros kyšo. Asietka tai. O, kur jie atplaukė. Kad ir toli mečiau, bet... Kodėl čia lenda tos... O, rankom galima galyti. Gražus šitas ir neblogas karšys. Ir jau išplaukė ir anas. Nu, kaip ir nematyti. Tai va, gal būčiau ilgiau dar pasidžiaugęs, fainas ūras, bet nebeišėjau. Tai va, pagavau ir vieną ant matiliukų, du man atrodo ant sliekų su dziku. Jau, bet buvo ir tokių užėdų tą dziką, nematyti net kibimų ištraukė tuščias kabliukas. Tai taip ir su kukurūzės tas pats nesąmonė kažkokia. Tai va, tokius žinius. Ką? Susitiksim kitą kartą, va tiesa dar parduotuvėje tą papuolat, tai 10% tą nuolaidėlę nepamirškit pasiprašyti. Tai ką dabar, apie viskas. Ate ir iki kitų kartų.